13 numeris, tikėtis lengvo sprendimo irgi turbūt nelabai kažkur, tai čia gali būti sunkumų. Pažymėti 3 taškai koordinačių plokštumoje, žinomos jų koordinatės, taško koordinatė X koordinatė arba abscisė yra vienetas, Y koordinatė arba ordinatė yra 2. Taško A koordinatės 1, 2, taško B 3, 2 ir taško C koordinatės yra 5 ir minus 2. Koordinatė X 5, Y minus 2. Sako, žymimas 4 taškas ir kuriuo atveju negalima gauti trapecijos. Na, kažkur tai pažymėsim, kažkur tai pažymim tašką, sakom, va čia va 4 tašką. Ir žiūrim, ar susidaro trapecija. Iš tų 4 taškų ir galima sudaryti trapeciją. Kas yra trapecija? Pirmas dalykas turim žinoti, kas yra trapecija. Trapecija tai yra toks keturkampis, kurio 2 kraštinės yra lygiagrečios, o kitos 2 nelygiagrečios. Būtinai turi būti viena pora kraštinių lygiagrečios. Tai yra abi, jeigu poros lygiagrečios kraštinių, tai lygiagretainis. Trapecija tai yra toks keturkampis, kurio 2 kraštinės yra lygiagrečios. Na, aišku, kadangi duotas langeliais fonas, na, tai ir atsirinkinėkim, žiūrėkim, imkim tašką, žymėkim ir žiūrėkim, ar jisai sudaro mum trapeciją ar nesudaro. Na, aš pradėsiu nuo taško D. Taškas D reiškia 0 minus 2. Tai kai X koordinatė yra 0, o Y yra minus 2, tai tašką turim čia. Dabar žiūrim. Jeigu sujungtumėm, paeiliui sujungtumėm tą įsivaizduojamą keturkampį, tai akivaizdu, kad AB lygiagretu su DC. Šios 2 kraštinės lygiagrečios, o šios 2 kraštinės nelygiagrečios. Žinoma, tai yra trapecija. Tai yra čia būtų trapecijos pagrindai. Kitas atvejis C punkte taškas 1 minus 2. Na, jis mums netinka, ne? Mes jo jau nežymim. Tai yra gaunam trapeciją. Kitas punktas, kuris žymi tašką 1 minus 2. 1 X koordinatė, Y koordinatė minus 2. Taškelis, tas 4 taškelis, pažymėtas raidelė D, 4 viršūnė, tai įsivaizduojama viršūnė yra čia. Akivaizdu vėlgi, kad ta kraštinė lygiagreti su ta ir akivaizdu, kad ta nelygiagreti su ta, tai reiškia mes gaunam, kuo puikiausiai gaunam trapeciją ir dar plus jinai yra stačioji trapecija. Šitas irgi mums netinka. Na, taškelis B. B punktą pažymėtas taškelis reiškia, kad X koordinatė yra vienetas, o Y koordinatė yra 0. Na, čia va taškelis. Čia taškelis. Na, kaip bejungtumėm, gaunam va tokį va įsivaizduojamą keturkampį. Na, aišku, ši kraštinė su šita priešais esančia tikrai nelygiagrečios ir akivaizdu, kad šita su šita irgi nelygiagrečios. Reiškia, jokia čia ne trapecija, nerandam. Čia statu šitą, o čia va įstrižai kerta. Pasibraižę aiškiai turit matyti, kad tai yra tas gautasis keturkampis, nėra jokia trapecija. Na, tai kadangi čia jau mes matom, kad tas keturkampis, kurį jau dabar galiu aš čia va taip va ir nubraižyti va šiame, pastorinti, tikrai yra ne trapecija, nes ta nelygiagreti su šita, o šita nelygiagreti su šita. Na tai, teisingas atsakymas yra B. Taškelis 1, 0 neduoda mums trapecijos. Na, pasižiūrėkime į taškelį 2, 0, o gal kartais taškelis 2, 0 irgi neduos trapecijos. Nors šiaip vienintelis atsakymas turi būti teisingas. Taškelis 2, 0. Taškelis 2, 0 būtų čia. Na ir čia šiuo atveju kas gaunasi. Šiuo atveju sujungia va šitą su šitu, o šitą su šitu gaunam kitokį keturkampį. Bet pastebėkim, kad ta yra lygiagreti su ta. Čia vienas langelis kairėn, 2 žemyn. Vienas langelis dešinėn, 2 žemyn. Eina per šitą tašką. Per 2 langelių įstrižai neina. Čia ir čia. Va šitos, va, akivaizdu, kad va šitos dalelės yra lygiagrečios. O tai reiškia, kad yra trapecija. Nes šitos 2 nelygiagrečios. Tai šis keturkampis, gaunamas keturkampis punkte A, yra trapecija, nes BC lygiagretu su AD. Va, tai teisingas atsakymas yra B. Na, čia galima buvo, žinoma, pasiklysti, reikėjo atidumo, bet jokio čia sprendimo. Sudedam taškus ir žiūrim.